Labą dieną. Labą dieną, rytas, vakaras, naktis, pusryčiai, vakarienė. Taip. Žiūrint, kada jūs sėdit prie šito vaizdo įrašo ir jį stebit, tai noriu priminti, kad būtina spausti patiktuką, ypatingai patikrinti, ar jūsų neišbraukė iš prenumeratorių sąrašų, nes YouTube algoritmai mėgsta išbraukti, tada kanalas nesivysto. Tai va, dabar kažką norėjau dar paklausti manęs. Taip, kadangi artėja pavasaris, visiškai nebe už kalnų, kelios dienos iki kovo 1. Ir atgimimas žemės, atgimimas paties žmogaus, kaip ir kiekvienas nori kažkuo atsinaujinti, kažką palikti, kažką naujo pradėti. Pavasaris yra tas laikas, kada mes kartu su gamta galime padėti savo geriau jaustis, mintimis apsivalyti. Ir aš turiu vieną klausimą, kurį pateikė mano draugė, su kuria vakar kalbėjome, apie žmonės, apie vyresnio amžiaus žmonės, daugiausia mūsų tėvus, mūsų močiutes, kurie gyvena praeitimi. Iš praeities skrynių traukia įvairiausius prisiminimus, kurie daugeliu atveju nebūna labai džiaugsmingi ir, sakykime, suveda kaip į sąskaitą su savo šalia gyvenančiais artimaisiais, primindami, tu ten darei taip ir taip, ten tais laikais tu elgeisi taip ir taip ir panašiai. Ir aišku, tas žmogus, kuris, sakykime, traukia iš praeities įvairiausius prisiminimus, to labiau kaltinimus, jis kaip ir kažkaip, sakykime, išsprendžia savyje tą juodulį ištraukęs, kaip juo atsikrato. Bet šalia gyvenantis žmogus patiria kaip ir tokį nebūtą kaltinimą, ne džiaugsmą, o skausmą, kas santykiams tikrai neprideda. Kodėl žmonės, Gintarai, kodėl žmonės gyvena praeitimi ir kas atsitinka, kai jie kapstosi po tą praeitį, ko jie ten ieško? Na, reikėtų papildyti, kad čia ne tik tai vyresnių amžiaus žmonių problema, čia tiesiog yra toksai mąstymo tipas, jisai būdingas ir jaunesniems žmonėms. Tai dairimasis į praeitį. Tas dairimasis į praeitį ir gyvenimas tuo, kas buvo, tomis idėjomis, įvykiais, dažnai ir nuotraukas pasivarto albume, ir kokį video peržiūrį iš senų laikų. Aišku, prisiminti gal ir galima, gal reikia, bet dažnai iš tikrųjų nutinka tokie dalykai, kaip tavo ta draugė, ir pas mane irgi ateina tokių žmonių, kurie sako, man yra psichosomatika pilve. Pilve psichosomatika, skausmai, daktarai nieko neranda, tyrimai idealūs ir kas čia vyksta. Ypatingai apatiniai daly, ten žarnynas, ypatingai tai gali būti susijęs su kryžkauline dalim, jeigu tai yra stuburas. Ir apskritai tai liečia visą šalinimo sistemą, kaip tokią žmogaus šalinimo sistemą. Ir tada, aišku, visą laiką, kai yra klausimas, tu negali jo statiškai nagrinėti, nepaliesdamas priežasčių, kodėl tas klausimas pas žmogų atsirado. Šiuo atveju, jeigu yra simptomatika. Tai čia mes nuo to ir pradėjom, kad tai yra dažniausiai, nesakom 100%, dažniausiai tokie atvejai pasitaiko, kad tai yra žmogus kasdien gyvena praeitimi. Oi, kaip ten buvo gerai, oi, kai mes buvom jauni, linksmi, ten klasiokai, grupiokai, lakstėm, klykavom, važinėjom. Ir toliau visą gyvenimą, kadangi jisai to žmogaus nuomonė eina blogin, reiškia, lygina su tuo, kas buvo. Ir visą laiką stengiasi
naujas gyvenimo aplinkybės susikurti tokias, kad jos nereflektuotų su praeitim. Bet kadangi jo dėmesys į praeitį, jos bumerango atsikartoja dabartyje. Ir kadangi žmogus vis tiek dėmesį savo laiko nukreipęs į praeitį ir lygina šios dienos realybės įvykius su praeitais gyvenimo etapais, tai jam ir užsiblokuoja tą šalinimo pirmiausia sistemą. Kodėl? Todėl, kad tai yra informacija, įvykis, ar ne faktas, tai yra informacija, žinios tokios, kaip ir faktų visuma, galima taip sakyti. Jinai susiguli kažkur tai atminty, kažkur tai neuronų tinkle sėdi. Ir kadangi žmogus daug tam dėmesio skiria, ten yra energija cirkuliuoja. Ir kadangi tai tampa jo gyvenimo norma, jisai grįžta atgal prie tų pačių temų, lygina dabar įvykius su praeitim, tai jam tie įvykiai ir atsikartoja kaip bumerangas. Na, kiti sako, čia yra karmos dėsniai. Kaip centrifuga, sakykime, kurią jinai sukasi vieną kryptimį, o tu priverti ją kaip prisuktis atgal. Taip. Tai yra šalinimo sistemos pirmiausia blokai, jie yra energetiniai blokai, o kadangi šalinimo sistema susijusi dažniausiai su pirmom trim čakrom, ar ne? Nes tai išveda. Tai yra informacija, kuri užsistovi per ilgai. Ir žmogus tampa neatviras tam, kas dabar, o juo labiau tam, kas gali nutikti. Ir jisai visą ką, kas gali nutikti, jisai matuoja tais masteliais, kuriuos jisai žino ir lygina juos su praeitimi. Todėl, įsivaizduokit, duosiu palyginimą. Štai teka upelis. Ir bebrai ten suneša šakų, prikrauna krūvas tenais ir tas vanduo ten nebetika, jis užsitrenkia. Taip. Ir kas tada atsitinka? Upelis kažkur tai sustoja ir prasideda tenais valiukų kalai atsiranda, paskui suauga viksvos, meldai, vanduo pradeda žydėti, ten nusiveisia visokių ten kitokių gyvių, ir aišku, bebrui gerai, jisai tenais gyvena toj užtvankoj. O pačiam upeliui, jeigu jį lyginsime su žmogum, o mes ir esam tą pratekanti upė, ar ne, kiekvienas iš mūsų esam lyg pratekanti upė. Ir susidaro tie užtvankos, energijos vanduo, upelio galima irgi laikyti kaip informacija, kuri ateina, praeina. Kaip akmuo vidury sraunos upelio, ar ne, pro kurį praeina srautas iš abiejų pusių. Ir tas upelis švarus, tas akmuo švarus. Ir kai tik tai ten kažkur tai vanduo sustoja, tas upelis pradeda želti, tai yra tas akmuo pradeda želti. Tai ir žmoguje tas pats, jeigu jisai nepralaidus tam vandenį, o informacija yra kaip vanduo, mes visi susidedame iš vandens, ar ne, tai mumise ir atsiranda tie blokai. Ir tada, kadangi atsiranda tie blokai, atsiranda ko? Skausmai. Parazitų. Ir parazitai. Taip. Parazitai, ten pradeda degraduoti vanduo, puvėsis atsiranda, ar ne? Ir tas puvėsis, jisai perina po to į psichosomatiką, o ta psichosomatika ilgainiui jau ir lokalizuojasi toje vietoje, kur, neva skauda, ir po to rimtai ten atsiranda kažkokie tai procesai. O gal priešingai, galbūt pirmą ten atsiranda kažkokie tai, kaip pavyzdys, onkologiniai gali būti procesai, dar kažkas tai. O po to jau tik tai atsiranda ta reakcija, jau ta vieta duoda į smegenį žmogui, kad skauda, daryk kažką tai. Tai vėlgi, pradžia būna visą laiką ne fizinė. Pradžia būna, sakykim, ta informacinė pradžia. Tai yra, žmogus susiteršia tuo, kad jisai savo sąmonę laiko praeityje ir neleidžia naujui ateiti į jį patį. Tai yra, priimti tą naują, šviežią. Ir jisai tą naują filtruoja pagal seną. Iš tikrųjų, žmogus linkęs pagal savo prigimtį taip daryti, kadangi jeigu remsimės to senelio Pavlovu, yra žmoguje ta pirminė antrinė signalinė sistemas. Pirminė ir pas gyvūnus, tai yra įvykis reakcija.
O mes turim dar antrinę signalinę sistemą, kur yra interpretacija, tai yra nauji smegenys. Tai yra interpretacija. Ir mes visą tą įrankį vertinimo užkišam praeities nuotraukom, palyginimais, bloga patirtim, o patinkai mes linkę esame kaupti tą blogą patirtį, gerąją pamiršdami, nors tos blogos patirties būna gal 5 procentai iš 95, o 95 procentai geros patirties, bet mūsų smegenys fiksuoja tą blogą patirtį, kadangi žmogus tokia natūra, kad jisai daug amžių gyveno pavojuje, ištisiniam pavojuje ir jo tas biologinis skafandras išmoko taip gyventi, kad kai tik tai kažkoks pavojus, jisai jį iš karto mobilizuoja kažkokiai kovai dėl išlikimo. Tai dėl visų šitų ir biologinių, ir energetinių, ir ezoterinių problemų ir susidaro, kaip ir galima vertintas priežastis tų negalavimų, tarkim, su šalinimo sistema susijusių, kad tai yra užsistovėjusi informacija. Ką tokiam žmogui aš per konsultacijas patariu daryti? Tada jo reikia sąmonės pakreipti. Paprasčiausiai, galbūt pirmas dalykas, žingsnis pirmas būtų, tai nustot galvot apie praeitį, netgi sakyčiau, albumus nevartyt liūdesiui esant arba ten depresijos nuotaikai ištikus, pult vartyt tos senus albumus, skambinti senai draugiai. Kai dabar vienas man klasiokas pasiskambino, sako, o Jėzus, kaip ten buvo tada ir pasakoja man kažką, tai aš jau nieko neprisimenu, man išsitrynė viskas. Tai jeigu jūs kalbat su tokiu žmogum, kuris visą laiką stengiasi akcentuoti tą praeitį, kaip ten buvo gerai. Ir jeigu jūs nieko neprisimenat, jūs vadinasi pratekėjot, nutekėjot, ta informacija jums neaktuali pasidarė. Jinai užsimiršo, neuronų tinkluose tos magistralės užžėlė krūmais ir jūs tą atminties bloką, ne tai kad ištrynėt, jūs tiesiog įdėjote saugyklą ir lais ten būna, reiškia. Tai va, kartais galima atminti, einant į atminties įvykį, tai yra atsimenant tos praeities įvykius, ištraukiant tą atmintį, galima gydyti tam tikras problemas. Nes kartais būna užsimiršta kažkokia tai bėda. Tada reikia yra praktikos, jos atėjusios iš šamaninių, kodėl ten grybus ėda džiunglėse nuvažiavę, kodėl tos kaktusus ėda irgi. Tai ten buvo rimtos praktikos, kadangi prižiūrint šamanui žmogus būdavo priverčiamas eiti ekskursiją į praeitį tam, kad iš naujo pergyventos skaudulius. Bet čia kita opera. Mūsų nagrinėjimo atveju mes kalbam apie tai, kad žmogus jau visą laiką ten praeitį gyvena. Ir daugumoje žmonių mes gyvenam praeitimi. Dėl to, kad mūsų tokia fizika yra. Tai štai pirmas momentas - nustot galvot apie praeitį, įsižemint čia ir dabar, įsižemint. O tai ką tai reiškia? Tai reiškia sutelkti dėmesį į šios dienos rūpesčius. Negalvojant, kodėl jie prasidėjo. Kitas momentas, čia mūsų bendras pažįstamas, kai pateko kariuomenėje, ten nelabai pasisekė, grįžta iš tos kariuomenės, sako, o kodėl man taip padarė, o kodėl taip? Tai vėlgi iš tos pačios serijos jisai gyvena tą praeitį ir jam tas kodėl. Kita vertus, būna ir santykiuose poroje tokio atveju, kai atrodo gyveni ir kažkokio tai keisto konflikto metu tavo sutuoktinis arba sutuoktinė iš atminties ištraukia kažkokį tai įvykį, kurį tu jau pamiršęs 100 metų buvai ir pradeda tau pasakoti istorijas ir dar netgi liepia būti kaltu dėl to, kad kažkas įvyko, ko galbūt tu neprisimeni ir tu senai pamiršęs esi, tau iki lemputės tas. Bet ne, tam žmogui tas svarbu. Tai va čia, tam tokiam žmogui, jeigu tokie santykiuose dramos įvyksta, tai jau reikia rimtos pagalbos, reikia pas mane eiti. Tai va, tai pirmas dalykas, nustot galvoti apie praeitį, įsižeminti čia arba dabar ir stengtis gyventi šioje akimirkoje. Negi va dabar,
sekmadienį, šeštadienis, ar ne? Įsiplauk trobas, įsimazgok stotkas, įsišluok šitą kiemą. Nu ir viskas. Ir va, tokie menki darbai, paėmė ranką šluotą ir ilgai nuobodžiai kiekvieną ten šapelį šluoja, žiūri, kaip pasikrenta iš vienos pusės į kitą šluotus. Ir čia labai gerai nuima tą visą marazmą iš praeities. O kas yra svarbiausia, čia dar kita medalio pusė ir kitas bus toksai nukreipimas nuo normos, sakykime taip, nuo harmonijos. Tai kai žmogus labai į ateitį fokusuojasi. Čia vėlgi mes kada nors apie tai pakalbėsim. Tai va, tai toliau reiktų, aišku, žarnyną tvarkyti ir pertvarkus savo mitybos ypatumas. Bet svarbiausia, vat, ką norėčiau pabrėžti šitam trumpam pokalbį, kad fokusai iš praeities, nu kas yra praeitis? Niekas. Šiandien, šios dienos akimirkos atveju yra nulis. Tai buvo, tai yra vaiduoklis, tų vaiduoklių neprikelsi. Tai kam tada man apie tos vaiduoklius galvot, kam savo nervų ląsteles degint ir savo energiją eikvot, galvojant, kaip ten kas buvo, koks viršininkas, kada pasakė, arba kur aš ten patekau į blogą situaciją, dabar bijau, kas bus rytoj. Tai va, nu, vaistas tai yra čia ir dabar. Patarimas nebegyventi praeitimi, gyventi čia ir dabar. Ir pajudės visi įvykiai iš sąstingio, iš mirties taško ir atsiras naujų planų, naujų įspūdžių ir sveikata, aišku, pagerės ir žmogus, kad ir trumpai pradžioje, taps laimingesnis. Tai va, ačiū labai už tą trumpą informaciją ir kitą pokalbį pratęsime jau kitų klausimų. Žodžiu, dar ką noriu priminti, kad tie žmonės, kurie norėtų patarimo, pagalbos iš šono, kad, sakykime, kažkas padėtų įvertinti tas nesėkmes arba esančius psichosomatinius skausmus. Šiuo atveju mes nagrinėjame apie skausmus esančius pilvo srityje, nugaros, juosmeninėje dalyje, gali būti kryžkaulis, gali būti, sakykime, klubuose esantis įvairūs skausmai. Tai va, visa tai yra pirmiausia susiję nuo minties, kurią reikia pagavus, užlaikius, įvertinus tą mintį ir paleisti ją. Dar viena mintis, pacituosiu dabar Karloso Kastanedos vieną tokį abzacą. Tai koks turi būti tikras magas, arba tas karys, kaip tenais įvardina. Tai tuščias, skaidrus ir nepasiekiamas. Ką reiškia tuščias? Tai vadinasi, tave nieko nėra. Tu esi čia ir dabar šioje akimirkoje, pas tave nėra turinio. Kas yra skaidrus? Vadinasi, tu permatomas. Pas tave nieks nereflektuoja nei neigiamo, nei teigiamo. Tu tiesiog pro tavim galima kiaurą kaip pro rūką praeiti. Ir trečias dalykas, kas yra pratika, nes vadinasi, tai, kas į vieną ausį įeina, kitą išeina. Beje, ta būsena, į vieną ausį įeina, kitą išeina, yra, galima sakyti, sveiko žmogaus būsena. Tada žmogus niekur nekoncentruoja savo dėmesį be reikalos, jis čia ir dabar yra. O kai jis čia ir dabar, mes tą per savo kursus akcentuojam, būtent tada įvyksta stebuklas. Įsitraukia tą tokią anteną, ir tu priimi informaciją. Antena gali būti ne ta antena, kuri žmogus galvos, kad čia turi išlysti kažkokia speciali antena. Tai yra mūsų tiesiog švari, sakykime, smegenų sritis, galva neužtemusi įvairiom, tarkim, bėdom ir panašiai, kurių mes nesprendžiame. Tai yra švari emocija, kitaip tariant, švari emocija. Ir kai sakė toks garsus anglų mokslininkas, biologas, kuris nagrinėjo, kaip beždžionės gyvena, reiškia, salose, kad ten išmoko plaut bulves, viena kita nepažinodamas, tokias Rupertas Šoldrikas. Ir pas jį yra toksai terminas morfinis rezonansas arba morfogeniniai laukai, kitaip dar kiti mokslininkai Vernackis noosferą vadina, kiti sako, eteris yra, tai yra kvantiniai laukai. Kai mes esam čia ir dabar, šioje akimirkoje, mes turim ką?
nuojauta, intuicija ir kūrėjo arba visatos pagalba, kuri kiekvieną sekančią akimirką pasiūlys tą sprendimą, kuris yra reikalingas. Ir tau nereikės įtempt smegenų dvigubai, keturgubai, 100 kartų, kad kažką padaryti arba įvykdyti. Tiesiog ateis į galvą mintis kiekvieną sekundę, kiekvienu klausimu, ką toliau daryti, be baimė dėl praeities ir be baimė dėl ateities. Tai va tuo noriu užbaigti. Taip, ačiū labai. Iki sekančių mūsų pokalbių. Iki malonų.